Sveiki įsijungę Laikas pokyčiams tinklalaidę. Šiandien su manimi yra kartu Pokyčių namų bendruomenės psichologė Monika ir su ja pakalbėsime tokia gan sudėtinga tema, tai yra apie toksiškus santykius. Labas, Monika. Sveika, Igne. Ačiū, kad sutikai su manim šiandien pasikalbėti tokia sudėtinga tema, tai yra apie toksiškus santykius. Tai gal ir norėtųsi pradėti nuo to, tai kas yra tie toksiški santykiai, kaip juos atpažinti. Tai yra labai aiškus apibrėžimas, kad toksiški santykiai yra santykis, kuris daro neigiamą įtaką mūsų emociniai sveikatai, galbūt fiziniai sveikatai, psichologiniai sveikatai. Kai mes, paprastai tariant, kai mes jaučiamės blogai būdami santykiai. Svarbu tik išskirti, kad negalvotų žmonės, kad dabar visi yra toksiškose santykiuose, nes kartais jaučiasi blogai, kad tai turėtų vykti nuolatos arba labai dažnai pasikartojantis kažkoks neigiamas elgesys, dėl ko aš jaučiuosi negerai, aš jaučiuosi blogai. Suprantu, kad jeigu vyras nenusineša kojinių į skalbimo dėžę, tai nėra toksiški santykiai. Ne, čia galima kalbėti apie kontrolę. Ne, tai nėra apie toksišką santykį, tai yra dažnai būna, kad ateina klientai ir sako, aš esu santykė, bet aš jaučiuosi labai prastai. Aš jaučiuosi kalta nuolatos, aš jaučiuosi kaltinama, puolama, jaučiuosi, kad nuolatos kažką negero darau, kad aš turiu pagalvoti, ką aš sakau, ką aš darau. Mes jau čia kalbam apie nesveiką santykį. Kaip manai pati, kodėl ilgą laiką tokie santykiai lieka neatpažinti ir iš tikrųjų žmonės pragyvena labai ilgus metus, iki kol vieną dieną kažkaip išdrįsta galbūt ateiti, kreiptis pagalbos ar išsiskirti ir panašiai? Labai daug variantų, iš ko tai gali kilti. Mes galim nepastebėti ir mums tai būti sava dėl to, kad mes augome tokioje aplinkoje. Galbūt matėme smurtą, galbūt matėme alkoholį, galbūt garsūs konfliktai mums yra įprasti. Ir kas čia tokio, kad dabar ant manęs rėkia mano vyras, kad aš nepadariau vakarienės, jeigu taip rėkdavo mano tėtis ant mano mamos. Ir tas elgesys man atrodo normalus. Aš nežinau, kaip kitaip gali atrodyti toks santykis. Moteris arba vyrai, aš dažniau apie moteris kalbu tiesiog, nes mano tokia klientūra yra, kad galvoja, kad aš išgelbėsiu, aš padėsiu tam žmogui. Jis nesupranta, kad su juo yra dabar negerai, bet aš galiu būti tas žmogus, kuris ištrauks jį iš to sunkumo, iš to blogumo. Aš jį galiu pakeisti. Taip pat yra smurto ratas, kuris labai padeda susipainioti, abejonę ties nesveikais santykiais padėti. Tai, kad yra medaus mėnuo, yra įtampos augimas ir kažkoks smurtinis veiksmas. Tai tas medaus mėnuo ir susuka galvą, kad, bet jis gražiai elgėsi. Jis taip darė, jis čia tas pats žmogus yra. Jis santykio pradžioje buvo gražus, ten maloniai elgėsi, pagarbus, mane mylėjo, gėlių dovanojo. Ir dabar po to konflikto, kad aš vėl gaunu gėlių, vėl su manim maloniai elgėsi ir nieko man nesako, nekaltinu. Ir galbūt net pasako, atsiprašau, aš kaltas. Taip pat, kad aš nerasiu geresnio, aš nesu verta geresnio, labai žema savivertė, pasitikėjimo trūkumas. Ir kaltės jausmas, kad aš esu kalta dėl tokio santykio. Aš kalta dėl tokio elgesio. Jeigu aš nebedarysiu to, ką padariau, tai jis su manim taip nesielgs. Jeigu galvotumėm apie tą tipišką santykį, tipišką toksišką santykį, kaip jisai atrodo? Aš turėjau vieną istoriją, kuri nuostabiai apibrėžė tą toksišką santykį. Tai viskas labai nekaltai prasidėjo. Aišku, labai graži draugystė, daug dovanų, daug lepinimo. Ir tada vyras pasiūlo, kad galbūt tau reikėtų mažiau dirbti. Nes kam tau tiek daug dirbti? Tu gali būti namuose, rūpintis namuose, galbūt jau yra ir vaikutis, kuriam reikia daugiau dėmesio. Taip, žmona atsisako arba pradžioje susimažina tą darbo krūvį. Ir grįžta vyras namo,
Jis dažniausiai duos komentarą, kad namai netinkamai sutvarkyti, kad indai netaip sukrauti, vakarienė nepakankamai skani ir panašiai. Toks nuolatinis komentavimas, kas verčia žmoną, tarkim, jaustis prastai, nepakankamai, kaltai galbūt. Tarkim, sėdėm, televizorių žiūrim ir paprašo, atneš man padaryk kavos. Tu padarai kavos, nes įsimylinti žmona, paslaugi, gerbi savo vyrą, jis po sunkios darbo dienos, bet jis sako, nepakankamai karšta kava, per daug cukraus įdėjai. Ir tave pirmyn atgal varinėja, nepaisant to, kad tu irgi dirbai visą dieną. Tada prasideda įžeidinėjimai. Tu net kavos nemoki padaryti, tu šiokia ir tokia, tu nesugebi net to ir to, ir tu nieko neturi, atribojimas nuo artimųjų, nuo šeimos. Negali išeiti, tarkim, vyras sako, kam tau su ta draugė bendrauti, tau daro tik neigiamą įtaką. Jūs čia išeinat, tuos klubus vaikštot ir panašiai. Nebeleidžia bendrauti. Kam tau tiek dažnai su mama kalbėti? Tu gali tą laiką skirti man, su manimi pabūti. Tai apribojama ta laisvė. Net nepastebimai, labai natūraliai apribojama. Tada po tų įžeidinėjimų dažniausiai eina jau toks smurtinis, psichologinis smurtas eina. Ir tada, bet tikrai ne visada eina fizinis smurtas. Ir jis irgi labai nekaltai prasideda. Stipriau suimama, papurto, nes tu manęs negirdi, ar tu girdi, ar tu supranti, ką aš tau sakau ir kokį signalą tu gauni. Aš esu kalta, nes aš neišgirdau, aš nesupratau jo, jis čia pavargęs ir aš dar kartą paklausiau jo. Eina, su pečiu užkliūna, pastumia, bet visada randama pateisinama priežastis. Tu tą ir tą padarėjai, dėl to ir gavai, arba aš netyčia. Tada kas vyksta? Gaslightingas. Tu kaltai esi, kad gavai, nes tu tą ir tą padarai, tu nesupratai manęs, kiek aš tau galiu kartoti, tu nematai, kad aš esu pavargęs, tu pati kaltai esi, kad gavai. Ir moteris tikrai tiki. Taip, klausant, bandžiau įsivaizduoti galbūt ir save tokioje situacijoje atsidūrus, ar ne. Tai atrodo, kad tokioj pačioj pradžioj net sunku užčiuopti, kad yra kažkas čia ne taip ir iš tikrųjų daug tų tokių, atrodo, gali pateisinti kitą žmogų, iki kol, tarkim, jau man fizinis papurtimas jau atrodo per daug būtų, bet kitam žmogui einant tame santykėje galbūt tai net neatrodo kaip kažkoks netinkamas elgesys su juo. Kiek aš pastebiu iš savo klientų, kad pas mane ateina žmonės, kurie jau nebesupranta, kur yra tikrovė, kurie yra realybė, nes jie mato kažką kitą, mato konfliktą iš vienos pusės. Ateina moteris ir sako, tai buvo, bet jai pasakė, kad ne tai buvo. Ir jie ateina ir sako, nesuprantu, tai kas įvyko? Ir mes aiškinamės įvykių eigą, atkartojam ją žodis ir žodis kuo tiksliau, kad suprasti, kur yra realybė, kur yra jau kažkokios manipulacijos, įtikinėjimai. Ir net išėjus iš šitų santykių, ką padaryti yra labai sunku. Atsiranda dvejonė viskuo. Aš viskuo abejoju, aš nežinau, kas aš esu, aš nežinau, ko aš verta esu, aš manau, kad visi apie mane taip ir taip galvoja, nes aš esu tuo patikėjus. Tai labai nekaltai žodžiais dažniausiai prasideda, veiksmais, bet visada kaip reikia reaguoti jautriai. Kas man tinka, ar man toks elgesys tinka, ar aš gerai jaučiuosi, nes mūsų kūnas reaguoja. Mūsų kūnas jau siunčia signalus, kad žiūrėk, čia kažkas negerai yra. Ar tu irgi esi pavargusi, tai galbūt jis gali nueiti pas kavos padaryti. Gali. O kodėl tada tu turi eiti šokinėti aplink jį? Jūs esat lygiaverčiai partneriai, galbūt įsivaizdavime. Tai galbūt to ir reikėtų siekti. Kartais tenka girdėti, kad moteris pasiryžta, pavyzdžiui, išeiti iš tų santykių, jos, aišku, dažnai neturi labai ir kur eiti ir vėl paskui grįžta pas tuos vyrus. Čia aš vėl moteris taip pat irgi, nes dažnesnės galbūt tas situacijas. Kodėl jas grįžta? Nes visuomenė labai dažnai pasmerkia, tai pati pasirinko grįžti, ar ne? Ir išeiti dėl tos pačios visuomenės yra kartais sunku, nes stigma, dažnai tie manipuliatyvūs žmonės, smurtautojai, jie
vaikšto tarp mūsų ir mes negalėtume įtarti. Kažkur girdėjau istoriją labai gražią, kad sako, ateinam į svečius, mano vyras visoms net gėlių atneša ir dovanų, o namuose mane muša. Aš nieko nesu iš jo gavusi. Jie į visuomenę infiltruojasi labai gražiai. Jie labai mandagus, jie žino, ką sakyti, jie žino, kaip manipuliuoti namuose, jie žino taip pat, kaip manipuliuoti visuomenėje ir kaip tai moteriai, kuri jau užspausta, atribota nuo artimųjų, tarkim, galbūt nebeturi finansų, nebeturi darbo, likusi grinai namuose, atsidavusi tai žmonos pareigai išeiti iš to santykio, nes mano visi draugai yra jau jo draugai. Mano šeima jau yra jo šeima. Ir ta šeima, ką sakys, ko tau betrūksta, gulbės pieno turbūt, gal viskas gerai, dar į kelionę galbūt išsiveža. Bet kad prieš tą kelionę tu buvai stipriai sumušta, niekas nežino, nes moteris slepia, nes už to slypi daug gėdos ir kalties. Nes juk tu pati kalta, juk tu pati pasirinkai. Ir išeiti iš to santykio yra labai sunku. Ir likti išėjus irgi yra labai sunku, jeigu nėra palaikymo ir paramos. Tęsiant šitą temą, ar ne, kodėl moteris lieka tokiuose santykiuose taip ilgai, nes tikrai prireikia ir gali net smurto, net ne vieno atvejo, ar ne, kur būna ir šonkauliai lūžta ir labai žiaurūs tokie atvejai ir jos vis tiek lieka. Kodėl taip yra? Nes tai yra saugu. Nes aš jau žinau, ką man daryti ir ko man nedaryti. Aš žinau, kaip elgtis. Aš žinau, kaip mane muš galų gale. Aš žinau, ką man sakys. Aš jau nebekreipsiu dėmesio. Tegul jis pasinervuoja ir viskas. Neturiu kur išeiti, neturiu finansų pasitaupius. Yra vaikai. Vėlgi apsunkinta ta situacija. Labai manipuliuojama vaikais yra. Manipuliuojama, jeigu vaikų nėra pačia, kad kas tu tokia, jeigu ne aš, kas tu be manęs, kas į tave žiūrės, tu čia nieko verta. Ir tu imi tikėti tuo, nepaisant to, kokia tu atėjai į santykį nepriklausoma, kokia drąsi ir tikinti savimi, tu iš jo dažniausiai išeini visiškai be savivertės, nes tu esi patikėjus, kad iš tavęs niekos nebebus, tu nebesi žmogus realiai. Tai ir visuomenės stigma, ir tas pats, kad mano mama taip gyveno, aš negyvenu dar taip blogai. Aš turėjau atveju, kur sakė, mane ir nestipriai muša. Tai yra labai sunku, labai daug reikia vidinio resurso ir palaikymo, kad išeiti iš to santykio. Mums labai lengva iš šono patarti, bet vietoj to patarimo, eik lauk, ką tu darai ten, sakyti, žiūrėk, kaip tau jo toks ir toks elgesys, ar tu tą pastebi, kad padėti moteriai ar vyrui pastebėti tą elgesį, bet nestumti. Turėjau vieną klientę, kuri pasakojo, kad vyras net laiptinėje buvo ją sumušęs ir kaip kaimynai nė vienas nereagavo ir galvoju, tas visuomenės abejingumas turbūt labai didelis yra. Ir to moterim, ne tik moterim, bet ir jeigu vyrui reikia išeiti, tai tas labai labai apsunkina turbūt aplinka, kad tokia abejinga yra šitoje vietoje. Taip, aš turėjau irgi klientę, kuri labai norisi sakyti ir mes pradžioje minėjom, kad pradžia graži, ilgai trunkanti tas medaus mėnuo ir panašiai, bet ten buvo jau per pirmą pasimatymą moteris sumušta ir dar daug metų su juo buvo kartu. Ir taip pat ji buvo koridoriuje užpulta, buvo gatvėje užpulta, buvo mašinos aikštelėje užpulta, pagalbos į jokios nesulaukė. Tai tikrai patvirtina, kad aš esu nieko verta, nes jeigu aš būčiau kažko verta, man kažkas padėtų turbūt. Man kažkas ateitų ir padėtų, ištiestų tas pagalbos ranką. Aš dabar neturiu nei kam pasakyti, turiu slėpti, man yra gėda, man yra nepatogu, bet net kai viešai tai vyksta, aš negaunu palaikymą. Tai prieš tai minėjai terminą gaslightinimas ir galbūt ne visi žino, kas tai yra, gal gali truputį apibūdinti, kaip atpažinti, kas tai yra, kaip tai pasireiškia santykiuose.
Tai gaslightingas paprastai tariant yra emocinis manipuliavimas. Tik šitas terminas kažkaip sunkiai prigijo pas mus Lietuvoje. Tikrai kur kas dažniau girdžiu ir savo aplinkoje gaslightingo terminą vietoje emocinio manipuliavimo arba įtikinėjimo, gražiai galima pavadinti įtikinėjimo menas, nes tai tikrai yra įtikinėjimo menas, nes žmogų priverčia tikėti kitą realybę. Mes galim sakyti, kad čia yra vanduo, ir mums gali sakyti, kad ne, čia nėra vanduo, čia yra arbata ir tau tai pateiks, kad tu patikėsi tuo. Tai jeigu apie toksiškus santykius kalbant, tai visa ta smurtinė aplinka, kurioje mes esam, tarkime, tu atneši karštą kavą, tau sako, ji nepakankamai karšta. Ne karšta, tu žiūrėk, aš tau sakau, yra nepakankamai karšta. Konflikto atveju tu esi kalta dėl to, nes tu mane išprovokavai. Tu taip pasielgiai, dėl to aš taip sureagavau, nes tu mane išprovokavai. Ir tu, ką darai, abejoji savimi ir ateini konsultacijas ir paskui, gal iš tikrųjų aš ten jį išprovokavau. Ir tas gijimas, tas realizavimas tos situacijos, tikrovės aiškinimas tikrai trunka labai ilgai. Aš turiu klientę, kuri labai sunkiai vis dar išėjus iš to santykio, sako, bet ir aš daug kur kalta buvau, ir aš dėl to konflikto kalta buvau, ir jį kenčia nuo tos kaltės ir bijo, pagristai bijo išsinešti šitos įteiktas ydas į kitus santykius, nes jie ir negatyvi yra, ir niekada nieko nepatenkinta, ir niekada nieko nenorinti, ir to įtikėjo. Ir aš kai klausiu, žiūrėk, kokia tu buvai prieš santykius? Ne, aš niekada tokia nebuvau. Ką apie tave tavo draugai sako? Sako, aš linksma, ten faina, viskas su manim gerai. Tai kur yra realybė? Kaip tu, aišku, paklausim, kaip tu dar save matai? Ten jau prasideda, kad, aš, kaip ir linksma, aš pagristai nenoriu ten važiuoti, bet gal tikrai aš niekada niekur nenoriu važiuoti. Tai čia ir atsiranda tas gaslightingas, kur mes labai gražiai galim pamatyti, kaip mes patikėjom kito žmogaus įtikinėjimu, manipuliacijomis, kad aš tikiu, ką jis sako, nepaisant visų faktų. Kyla klausimas apie mūsų patirtis prieš tai. Ar mes jau ateinam į tą santykį tokie kalti besijausdami, ar vis dėlto mums įvaro tą kaltės tokį stiprų jausmą būnant tose santykiuose? Visai būna. Tikrai ateina kartais į santykį ir pasitikinti savimi žmonės. Kažkur yra tas aukos sindromas, galima sakyti, yra ta silpnoji vieta, yra vieta, kur galima ją manipuliuoti, bet ateina ganėtinai stiprus, racionalus žmogus, kuris nesijaučia kaltas, supranta, kad būna visaip. Bet būnant santykyje, ta kaltė auga, nes tu visada esi dėl visko kaltas. Tu visuose konfliktuose esi kaltas, nepaisant kaip tai bebūtų, kaip prasidėtų konfliktas, dėl ko būtų, tu esi kaltas. Bet tikrai labai daug kas atsineša iš vaikystės, kur tėvai permesdavo atsakomybę. Tu esi kaltas, tu čia esi prastas dėl to ir dėl to. Kodėl tu negali dėl manęs pasistengti, tarkim, pasimokyti, ar tau sunku? Kodėl tu negali dėl manęs sutvarkyti namų? Žiūrėk, aš grįžtu po darbo pavargusi, o tu ką veiki? Nieko neveiki. Nesvarbu, kad tau 8 metai ir tu ten augini dar mažesnę sesę. Bet taip, tai išauga tikrai didelę įtaką turi vaikystė. Ir galvojant apie tos toksiškus santykius, jau girdžiu labai daug tos kaltės jausmo, bet gal dar yra kažkokie dalykai, kaip tai veikia tiek savivertę, tiek sveikatą žmogui, būnant ilgą laiką tokiuose santykiuose. Tikrai labai dažnai su savivertė išeina labai maža. Labai menka. Žmogus net nepasitikė, kad geresnį darbą gali gauti, nesvarbu, kad turi aukštą išsilavinimą, tarkim. Yra meno žmonės, kurie karjeristai buvę anksčiau, jie irgi yra visiškai sutripti ir nebetiki niekuo, ką daro. Tai rodo, kad ta savivertė labai menka yra. Nepasitikė bendraujant su kitais, sunku iš naujo užmėgsti tą socialinį santykį, gėda parašyti buvusiems draugams, su kuriais anksčiau bendravo, nes aš nieko verta, aš esu prastas žmogus, aš esu blogas, aš esu kaltas dėl visko, kas yra aplink mane.
Ilgai būnant šitame santykė, tikrai, manau, labai akivaizdu, kad galima susirgti ir depresiją, ir generalizuotų nerimo sutrikimų, ir visokių tų atvejų gali būti. Kraštutinis atvejis turbūt psichozė būtų ištikta, nes ateina tikrai žmonės su pakrikusiais nervais ir sako, aš nesuprantu, kur realybė yra, kur tiesa, kur melas yra, kaip man atskirti, nes aš nieko nebetikiu. Ar įmanoma saugiai nutraukti tokį santykį su tokiu žmogum, kuris yra piktybiškai tave nusiteikęs? Galima, bet reikia tikrai ir daug vidinės stiprybės, daug paramos iš šono, artimųjų, draugų, jeigu yra galimybės terapeutų. Ir kai jau yra agresyvus partneris ar partnerė, nebijoti kreiptis į teisėsaugą. Galbūt prieš 10 metų mes nekalbėjom apie psichologinį smurtą, bet dabar pareigūnai, mūsų visa teisėsauga yra puikiai supažindinta, kas yra ir psichologinis smurtas. Ir tikrai nereikia, kad tave sumuštų ir mėlynė būtų, kad kai pareigūnai atvažiuos, turėtum ką parodyti. Ne, užtenka papasakoti, ką tu išgyveni, kaip tu jautiesi ir jie reaguoja ir nebijoti kreiptis. Nebijoti kreiptis į antstolius, į vaikų teisės, į visas atitinkamas įstaigas. Nes tikrai dažnai moteris saugo. Saugo, kad, kam čia? Nereikia, jam ir taip sunku yra. Aš nenoriu, kad mano vaikas matytų. Aš noriu, kad jie bendrautų. Nesvarbu, kad jis manipuliuoja vaikus, smurtauja prieš ją per vaiką. Ir vaikas irgi nuo to kenčia. Turbūt vaikai tokia didžiausia kliūtis to moterim išeiti, kiek suprantu, vyrai labai dažnai grasina, kad atims tuos vaikus, nors gyvenime gal ten net į darželį nenuvedęs ar kažkaip tai susirinkimą kokį nenuėjęs, bet labai dažnai turbūt grasina, kad būtent joms neatiduos to vaiko ir jos turi likti tame santykyje, ar ne? Yra istorija, kur jūreivis, kuris plaukia į jūrą, grasina, kad atims ir tu niekada nematysi savo vaiko. Yra atveju, kur yra atima, ta prasme, savivališkai, net per teisėsaugą. Bet vėlgi čia labai svarbu racionalizuoti tą baimę. Kiek yra šansų, kad jis atims. Pasitarti su advokatai, su vaikų teisėm, kad pačiai tau būtų ramiau pasiruošti tos teisinės informacijos. Būkim tikrai teisingi, Lietuvoje nelabai atiminėja iš mamų vaikus, ar ne. Taip, ginam ir tėčio teisės, bet gyvenamoji vieta dažniausiai, jeigu viskas gerai yra, būna su mama. Kuo mes dažniau kreipsimės į teisėsaugą per smurtinius santykius, tuo mums bus lengviau įrodyti, kodėl tas vaikas turi augti su manimi, kodėl ta aplinka yra jam nesaugi su tėčiu, tarkim, nuolatos gyventi. Aš nekalbu, kad reikia, tarkim, apriboti, aš manau, kad aišku, koks tas santykis, koks tas partneris yra, bet tas turi būti tolygus auginimas, abiejų kiek įmanoma sutariant. Nereikia ten bičiuliautis gimtadieniu, galbūt švęsti kartu, bet laikytis teismo nuosprendžio ir tvarkingai atidavinėti tą vaiką, perleidinėti. Bet kas svarbu, kai yra vaikai, nebijoti brėžti ribų. Nes kaip vyksta tada tas bendravimas, vėluojama grąžinti vaiką, nuteikinėjimas vaikas yra, neleidžiama bendrauti su mama arba skambinama būtent tada, kai žino, kad vaikas bus su mama, kažką ten labai darys. Siūloma vaikui susitikti ne tom paskirtom dienom. Tai reikia suprasti, kad vaikas irgi yra vaikas ir jam abu tėvai yra svarbus, galbūt jis net nežino, kas vyksta tarp tų tėvų, bet kas yra mano atsakomybė, tai brėžti ribą. Nes kuo mes paleidžiam ribą laisviau, tuo jį tolsta. Ir tas manipuliatyvus elgesys artėja. Tai realiai gali tas manipuliatyvus elgesys ir pasibaigus santykiui tęstis toliau ir nebūtinai net vaikai tam reikalingi, kartais kitais būdais dar randa
Kokie tie kiti būdai yra, kaip dar manipuliuoja išėjus iš to santykio? Aš per praktiką irgi kalbėsiu, ką esu turėjus kokius atvejus, tai tarkim, ką tik išsiskyrus. Įtraukiami draugai, įtraukiami šeimos nariai, atvažiuojama verkti, dovanų vežama. Pažiūrėkit, koks aš esu geras, o ji mane paliko, ten ji galbūt pas kito išėjo, ji ten tokia yra, pasileidusi yra ir dabar mane dėl kito paliko, nors galbūt tai visiškai netiesa yra. Ir tas elgesys persikelia per aplinką, į internetinę erdvę. Galbūt aš paviešinsiu, ką aš esu nufilmavęs, nufotografavęs, aš tau netiduosiu tavo daiktų, toliau rašinėjama, skambinėjama įvairiais portalais, būna jau čia rimtesniais atvejais persekiojama, stebima, į darbo aplinką įeinama kažkaip ir per tai manipuliuojama irgi. Tokiai moteriai arba vyrui labai daug stiprybės iš tikrųjų reikia, netgi galvoju, gal daugiau išėjus negu būnant kartais, nes dar ten užsisuka kiti ratai, kaip pati minėjai, ar ne, kai būni tam santykiai, tai kaip ir jis aiškus, o kai išeini, jis visiškai neaiškus ir ten dar turi atstovėti labai daug. Tai kaip reikia atkurti tą savo emocinę būseną, tapti vėl pasitikinčių žmogum ar pasitikinčių kitais žmonėmis, ar įmanoma be psichologo pagalbos tai padaryti, ar vis dėlto geriausia būtų kreiptis į specialistus? Būtų sunku pasakyti, reikėtų pagal kiekvieną individualų atvejį žiūrėti, kartais padėtų tiesiog podcastai ir knygos atpažinti ir išeiti iš to santykio, jeigu žmogus yra reflektyvus, mėgsta stebėti aplinką, mėgsta analizuoti, dar nėra visiškai smukęs, taip, galima išeiti ir pačiam. Jeigu yra tas smurtas pažengęs, ta baimė jau persismelkusi, tas nerimas persismelkęs ir tos savivertės nebėra, tos paramos iš šono nebėra, kas padėtų, tai reikėtų tiesiog nebijoti ir kreiptis pagalbos į artimuosius, net jeigu jūs nebebendraujat, nepalaikot ryšį ir kiek įmanoma, kiek galimybės leidžia į terapeutą. Tikrai turbūt suprantam, kad terapija dažnai būna ir prabangos klausimas, bet tai nėra pasteisinimas. Kiekvienam dabar mieste yra nemokama psichologinė pagalba, pagalbos linijos, įvairūs projektai, krizių centrai, kur teikiama kompleksinė pagalba. Tai nebijoti, eiti ir prašyti tos pagalbos. Dabar gyvenam tikrai tokioj geroj visuomenė, kur mes galim gauti pagalbos. Tik reikia paprašyti. Kartą įsitraukus į tokius santykius yra tikimybė turbūt atkartoti ir ateityje panašius santykius, arba iš vis nebenueiti jokius santykius. Kokie signalai rodytų, kad, pavyzdžiui, galbūt aš vėl klimpstu į tą patį, kad truputį anksčiau sustoti negu prieš tai? Tai mes dirbdamos su šitais atvejais, visais toksiniais santykiais, labai greitai, kai jau išeiname iš santykių, arba kai jau ruošiamas planas, jau esam toli nužengusios, dėliojamės red flagus. Koks elgesys man yra tinkamas? Kas man netinka, kaip aš turiu jaustis, kad suprasti, kad tas elgesys man netinka. Nes tai gali būti ir naujas smurtinis elgesys, kas dažniausiai ir būna, jeigu patiriamas fizinis smurtas, tai pereinama į naujus santykius, kur psichologinis smurtas yra, bet nėra fizinio, arba kur nėra psichologinio, bet jau yra fizinis, kur yra tik gaslightingas. Tai nebėra jau kažkokio aiškaus bruožo, ką aš išgyvenau. Kaip aš galėčiau atpažinti, atskirti, gal ir jausmas šiek tiek skiriasi, iš kitos pusės mes žiūrim, tai mes susidėliojom red flagus. Kaip aš leidžiu save vadinti, galų gale kokiu aš santykiu noriu, kaip tai turėtų atrodyti, apie ką jie, kaip aš turiu jaustis. Įsivaizduokime, kad galbūt kažkas iš mūsų klausytojų atpažino save, kad galbūt yra kažkokiam panašiam santykyje. Ką daryti? Koks pirmas žingsnis turėtų būti atpažinus ar supratus, ar norint įsitikinti galbūt kažkaip, ką turėtų daryti toks žmogus? Jeigu jau atpažino gerai, pažiūrėti, kiek tų faktų atitinka, kiek tų požymių yra panašių ir tada paklausti savęs,
ar man tinka šitas santykis, ar aš noriu būti jame. Jeigu aš nenoriu, ką aš turiu daryti? Galbūt susėsti ir pakalbėti su savo partneriu, kad žiūrėk, aš dabar manau, kad tu smurtiškai elgiesi su manim, toksiškai. Na, toks elgesys netinka, aš blogai jaučiuosi tame, aš taip ir taip jaučiuosi, kai tu tą ir tą darai. Pasikalbėti, galbūt atrasit bendrų sprendimų kažkokių ir dirbsite dėl to santykio, nes, na, galbūt žmogus pats nesupranta, nes jis irgi augęs tokioje aplinkoje ir nesupranta, kad pravardžiavimas yra kažkoks netinkamas elgesys. Nes jo šeimoje tai buvo įprastas bendravimo būdas. Pasikalbėti, jeigu tai kartojasi, kurti saugumo planą, pasitikėjimo planą, finansų, artimųjų, darbo galbūt, socialinio rato. Susikurti, kad aš išeisiu iš šitų santykių, kad turėsiu iš ko gyventi. Galų gale kur eiti, turėsiu darbą, turėsiu paramą artimųjų, su kuo aš galėsiu bendrauti ir kalbėtis, kai man bus sunku, kurie man primins, ką aš išgyvenau, nes tikrai labai dažnai ateina tas momentas, kad aš noriu grįžti, nes atvažiuoja mano partneris ir žada aukso kalnus, kad aš pasikeisiu kardinaliai, bet žmonės nesikeičia šiaip iš oro. Tai ilgas procesas yra. Ir per dieną, per naktį nepasikeisim. Turbūt nei vienas neturim tokios galios, kad dėl mūsų, dėl kažko pasikeistų tas žmogus taip kardinaliai. Jeigu jis 5 metus prieš mane smurtavo ir to net nesuvokė arba suvokė ir specialiai elgėsi, kad dėl mano išėjimo jis dabar pakeista elgėsi. Greičiausiai taip nebus. Kalbėjai, kad kiekvienam mieste Lietuvoje yra nemokamos pagalbos ir mes iš tikrųjų su tavim diskutavom už kamerų apie tai, kad toksiškuose santykiuose, tarkim, būnant moteris, tą ekonominį spaudimą tokį patiria, ar ne, ir galbūt neturi galimybių mokėti už psichologo konsultacijas. Tai kokios galimybės yra Lietuvoje, kur gali žmogus kreiptis nemokamai pagalbos? Tai aš manau, kad puikiai yra apmokyti jaunimo linijos, moterų linijos savanoriai ir kitų linijų savanoriai. Būtent moterų linijoje ir dirba su smurtu patiriančiamis moterimis ar kažkokiais kriziniais laikotarpiais gyvenančiais. Tai tikrai ten specialius mokymus praėjusias moteris, dažnai pačias patyrusias smurtą, drąsiai irgi kreipkitės. Psichologinės socialinės pagalbos centras Klaipėdoje, kituose miestuose yra. Kopos projektas yra, tikrai žinau, kad ne tik didžiuosiuose miestuose. Miesto visuomenės sveikatos centras irgi teikia nemokamas pagalbą. Ir manau, kad yra daugybė kitų įstaigų, kur yra suteikiama ta pagalba. Ačiū labai, kad pasidalinai savo įžvalgomis, savo patirtimi dirbant su tokia sudėtinga tema. Tikiuosi, mūsų klausytojai rado savo ką pasimti. Net nebūtinai būnant toksiškuose santykiuose, galbūt tiesiog kažkur atpažįstu momentą savęs ir noriu keisti, tai irgi smagu, tai ačiū labai tau. Ačiū už kvietimą. Jeigu atpažinote save šiame pokalbyje, kviečiu nebijoti ir kreiptis pagalbos į įvairias institucijas ir tikrai jos sulauksite. O jeigu norite girdėti daugiau naudingo turinio, kviečiu pamėgti mūsų YouTube kanalą ir sekti naujienas.